Sveiki! Šioje pamokoje mes susipažinsim su mokytojo paskyros sandara. Mokytojos paskyroje yra nuorodos Edit My Profile profilių redagavimas, Web My Profile peržiūrėti profilį, e-account setting paskyros formatavimas. Apie profilių redagavimą mes šnekėsim kitoje pamokoje. Pasirinkame nuorodą Web My Profile. Čia mes galime peržiūrėti savo profilį. Pasirinkus nuorodą Account Setting, mes galime pakeisti slaptažodį, pakeisti elektroninį paštą ir užblokuoti vartotojus, nuo kurių nenorime gauti elektroninius laiškus ir blogų komentarus. Taip pat mokytojų paskyroje yra nurodyta, kiek pilnai yra užpildytas profilis. Čia mes galime pamatyti ir duomenis, kuriuos jūs įvedėte registracijos metu apie save. Taip pat yra mygtukas blogų sukūrimo, Create New Blog, taip pat yra nurodyta, kokią versiją Glogster Edu projektų jūs naudojate. Yra parodytas darbo Glogster Edu aplinkoje aktyvumo rodiklis, tai taškai, kurie automatiškai suteikiami už aktyvų darbą Glogster Edu aplinkoje. Taip pat parodomas jūsų sukurtų glogų skaičius ir kiek kartų jūsų sukurti glogai buvo peržiūrėti. Mokytojų paskyroje yra elektroninio pašto laukelis, kur jūs galite perskaityti laiškų, atsakyti į tus laiškus arba jų ištrinti. Šalia yra dvi kortelės. Viena kortelė klasės, kur yra nurodomas jūsų sukurtos klasės. Jeigu klasės jūs nesukūrėte, tai galite padaryti paspausdami mygtuką Create Class. Ir čia reikėtų užpildyti informaciją apie klasę. Užrašyti klasės pavadinimą, trumpai aprašyti, kas čia per klasė, taip pat įkelti nuotrauką, būtinai GIF, JPG arba PNG formatu ir vienintelis apribojimas dydis neturi viršyti 5 MB. Taip pat užpildyti duomenis apie mokyklą, būtent nurodyti šalį, rajoną, miestą ir mokyklos adresą ir paspausti mygtuką Save Class. Kortelė Classmates, klasiokai, yra talpinamas jūsų virtualios klasės mokinių sąrašas. Visas sąrašas čia į šitą laukelį netelpa, dėl to galime pasinaudoti nuorodą Show All ir peržiūrėti mokinių sąrašą. Visą mokinių sąrašą padeda peržiūrėti interaktyvi slinkimų juosta, puslapio slinkimų juosta. Čia galima redaguoti mokinių paskyras. Apie tai, kaip tai padaryti, mes šnekėsime kitoje pamokoje. Mokytojų paskyroje taip pat yra laukelis projektai. Jeigu jūs projektų nesukūrėte, tai apie tai rašo, kad jūs projektų neturite. Norint sukurti projektą, reikia paspausti mygtuką Create New Project. Čia yra patalpinami jūsų sukurtų glogų atvaizdai, kurie gali tapti būsimų projektų pagrindu. Jūs galite nesinaudoti jau sukurtais glogai, o sukurti visiškai naują glogą, kuris ir bus tų projektų pradžia. Čia jūs turite užpildyti informaciją apie projektą, būtent projektų pavadinimą, trumpai apie ką tas bus projektas, taip pat reikšminiai žodžiai ir parašyti laiškelį, kuriame bus nurodyti reikalavimai projektų ir atlikimų laikas ir pažymėti, kam yra skirtas tas laiškelis. Po to paspausti mygtuką Save Project. Mokytojų paskyroje yra mokinių sukurtų glogų laukelis,
kur mes galime peržiūrėti visų sukurtų mokinių blogus. Tai galima padaryti naudojant interaktyvią galeriją arba paspaudžius nuorodą Show All. Laukelė Glog Alerts mokytojas gauna pranešimą apie tai nuo mokinių, kad glogas yra baigtas ir laukia įvertinimą ir komentavimą. Tai taip pat galima peržiūrėti interaktyvioj galerijai arba paspaudžius nuorodą Show All. Mokytojų paskyroje yra ir laukelis jūsų glogai. Čia yra talpinami visi sukurti jūsų glogai ir trumpa informacija apie tos glogus. Pavyzdžiui, kiek kartų jis buvo peržiūrėtas, ar yra parašyti jam komentarai. Taip pat jūs čia galite glogą ištrinti, redaguoti, nukopijuoti nuorodą šį glogą arba HTML kodą. Taip atrodo mokytojo paskyros sandara.